Palyginsime planus Pro ir VIP, kokie moduliai atsiranda aukštesniame plane. Kaip tikriausiai žinote, savitarnoje papildomi moduliai visada galite pamatyti tiek modulius, kurie yra aukštesniuose planuose, negu jūs turimas, tiek užsakyti papildomus modulius, kurie yra neprieinami nei vienam plane, tiesiog jie yra kaip atskiri moduliai. Ir nebūtinai dar užsakyti, o prieš užsakymą galima kai kurios modulius išbandyti nemokamai. Tad 30 dienų laikotarpį dažnu atveju jūs galite tiesiog tą modulį išbandyti ir tik jeigu jis tenkina jūsų lūkesčius, tik tada užsakyti. Vienas iš VIP plano privalumų, tai tokie projektai talpinami kitose serveriuose, kur leidžiame projektams naudoti daugiau resursų iš pačio serverio, tad natūraliai jie veikia šiek tiek greičiau negu įprasti projektai. Tačiau užtikriname ir tai, kad be abejo visi projektai veikia reikiamų greičių, operatyviai per tam tikrą milisekundžių atsakymo laiką. Tačiau VIP projektai kaip taisyklė yra šiek tiek didesnio našumo serveriuose tam, kad jie gebėtų aptarnauti ir didesnį lankytojų srautą. Prekių žymės gali būti naudojamos sistemoje valdyti tam tikrą asortimentą pagal grupes, pagal žymes. Tai gali būti, kaip pavyzdys, pristatymo būdai, kurie pristato prekes tik su tam tikrom žymėm, arba atvirkščiai nepristato prekių, kurios turi tam tikrą žymę. Kaip pavyzdys, tai dažnai būna negabaritinės prekės arba šaldytos prekės. Tad tai tikriausiai gali būti kažkokie išplėtimai, kurie susiję su logistika. Jeigu yra papildomas poreikis, tai galima daryti ir specialias ikonas pagal tas prekes su žymėm, tai gali būti jos taip pat vaizduotos, taip pat galima daryti kaip papildomus darbus ir tai, kad prekių eksportas į kitas sistemas irgi vyktų pagal žymes. Yra galimybė tam tikras prekes neparduoti internetu, reiškia, tos prekes bus parduodamos tik fizinėse vietose, tad interneto parduotuvė bus kaip katalogas tokiams prekiams ir vilios klientus atvykti į fizinę prekybą, nes galbūt įstatymai neleidžia jums parduoti tokių prekių visai, tačiau jūs norite jas reklamuoti, arba dėl kažkokių kitų marketinginių iššūkių jūs norite būtent fizinės prekybos toms prekiams. Lojalumo taškai, tai tikriausiai visi esame patyrę su prekybos centrų politika, kai perki, gauni taškus, tos taškus iškeiti į pinigus ir kupono pavidalu atgauni tam tikrą vertę pinigais. Tai galima nurodyti santykį, kaip dalinami taškai ir kaip taškai keičiami į pinigus. Ir tokiu būdu skatinti vartotojus grįžti ir pas jūs išnaudoti tos sukauptus taškus. Taip pat yra galimybė nurodyti nestandartinį taškų kiekį, galbūt yra prekės, kurias jūs norite labiau skatinti jų įsigijimą. Tokiu būdu prie tam tikros prekės jūs galite nurodyti nestandartinį taškų kiekį ir žmogus nupirkęs tą prekę gauna nebe 10 taškų, kaip tai būtų galbūt pagal standartinį koeficientą, o kitą jūsų nurodytą skaičių. Pridėtinės prekės iš marketinginės pusės ir iš pripardavimo pusės yra labai geras dalykas, nes leidžia paprastai jums padidinti savo krepšelio vertę, dydį. Tai tarkime, jeigu mes parduotume vonią, mes galime pasiūlyti klientui, kad pasirink senelę, pasirink maišytuvą, pasiimk sifoną, dar kažką tai. Tokiu būdu mes vartotojui leidžiame įsigyti nebe vieną prekę, o šalia nurodome, kokios dar prekės tinka šalia. Tarkime, klientui tada nereikia ieškoti, kokie maišytuvai tinka, kokios senelės tinka. Tai vienu paprastu judesiu jis gali išsirinkti, perkant pagrindinę prekę, ką nori dar nupirkti, ir į krepšelį jis įsidės tiesiog daugiau prekių ir tas prekes galės nusipirkti. Tad šiuo atveju supaprastinti kelionę po jūsų elektroninę parduotuvę, jis lengviau įsideda į krepšelį daugiau prekių ir jas nusipirka. Dažnu atveju žinome iš klientų, kad iš tų pridėtinių prekių, kurias vartotojas taip papildomai prisideda, dažnai būna
didesni pelnai negu iš pačios prekės. Tai parduodant tą pačią buitinę techniką galima pasiūlyti kažką nupirkti papildomai ir tokiu būdu jūsų vertė krepšelio padidės. Tai gali būti be abejo ir paslaugos, kaip tarkime užnešimo paslauga ar kažkas dar. Dovanojimo prekės nuolaidos kuponų, tai gali būti irgi marketinginis triukas, kurį jūs galite vykdyti elektroninėje prekyboje. Tarkime, turėti kuponą ir reklamuotis tokiu principu, kad jeigu tu pirksi daugiau negu už 200 eurų ir nurodysi kuponą kėdė, tai ta baro kėdė bus nemokamai pridėta prie užsakymų. Tokiu būdu vartotojai turi nurodyti tam tikrą koduką, o nurodžius koduką įsigalioja kuponas, kuris prideda tam tikrą prekę prie pirkėjo užsakymo. Komercinio pasiūlymo ruošimo įrankis yra labai geras dalykas, kai jūs dažnai deratės su klientais arba klientai perka komplektais kažką, tarkime, santechniką, buitinę techniką, kai klientas perka ne vieną prekę, o kelias, jis gali jums atsiųsti poreikį, jūs galite jam tada pasiūlyti nestandartinę kainą, kur tiesiog nurodot, kad jeigu pirksi, tarkime, šitas 2 prekes, tai sutinku tau parduoti už mažesnę kainą, bet pagal komercinio pasiūlymo sąlygas turi pirkti abi prekes, negali vienos atsisakyti. Tad tokiu būdu, ypač kai yra didesnis kiekis prekių, natūralu galima pasiūlyti vartotojui palankesnę kainą. Iš sistemos savo jūs galite išsiimti tiek Excel, tiek PDF failą, galite tą komercinį pasiūlymą išsiųsti klientui, o visas šio modulio funkcionalumo grožis yra tame, kad gavęs pasiūlymą vartotojas paspaudžia nuorodą, peržiūri tą pasiūlymą pas save naršyklėje ir jeigu jam tinka, jis paspaudžia mygtuką pridėti pasiūlymą į krepšelį ir užbaigia tai kaip įprastą pirkimą tom kainom, kaip jūs jam pasiūlėt. Jūs gaunat užsakymą su tam tikru asortimentu. Klientas, jeigu jam buvo poreikis, jis gali tai įsigyti leasingo būdu ir jums nereikia siūsti klientui išankstinės sąskaitos apmokėjimui, nereikia derinti visko, jam nereikia jums skambinti, sakyti tinka, netinka. Tiesiog, jeigu jam tinka, jis užbaigia pirkimą būtent elektroniniai parduotuviai, gali į krepšelį kažką prisidėti papildomai. Tad tokiu būdu jūs galite tiesiog papildomai daugiau uždirbti, pasiūlė jam nestandartinę kainodarą ir sutaupyti laiką administruojant tą užsakymą. Jeigu turite daug vadybininkų, galimai jums naudinga bus išplėsti šį įrankį, tai galima tada filtruoti tos komercinius pasiūlymus pagal vadybininką ir panaudoti tai šiek tiek plačiau. Jeigu norite, galite taikyti ir mažo krepšelio mokestį, tai patogu, kai norite parduoti, pavyzdžiui, užsakymus tik nuo 20 eurų, o jeigu klientas nori nusipirkti už 20 eurų mažiau, tai tarkime, jis nori nusipirkti už 10 eurų, nes jį domina tik viena prekė, tai jūs galite taikyti taip vadinamą užsakymo administravimo mokestį, kai pavyzdžiui, šiuo atveju iki 10 eurų perkant, aš noriu pritaikyti tam tikrą mokestį, jis gali būti valdomas sistemoje ir tiesiog papildomai apmokestinti klientą už tai, kad jis pateikė mažesnį užsakymą. Pristatymo būdų žymės leidžia skirstyti pristatymo būdus pagal žymės, kad tam tikrų prekių neaptarnauja arba tik tam tikras prekes aptarnauja tam tikras pristatymo būdas. OSS mokesčių taisyklės, tai One Stop Shop, kai jūs parduodate prekes į kitą ES šalį ir privalote taikyti kitą PVM tarifą. Tarkime, parduodant skalbimo mašiną Lietuvoje, jūs ją taikote 21% tarifo mokestį, o parduodant tą pačią skalbimo mašiną į Liuksemburgą, jūs jau taikysite kitą PVM tarifą. Taip pat ir su Vengrija. Vengrijoje didesnis PVM tarifas negu Lietuvoje, o Liuksemburgė mažesnis. Tai tą pačią prekę parduodant į skirtingas šalis, jūs turėsite pagal įstatymus taikyti skirtingą tarifą, o taip pat ne tik pagal šalis, bet ir pagal kategorijos prekių.
yra reglamentuota, kaip skirstomos prekės su kokiais tarifais. Tad jeigu jūsų prekyba susijusi su prekyba į užsienį, ypač šiuo atveju į prekybą po ES fiziniams asmenims, jums praktiškai privalomai reikės šito modelio, kad tinkamai apskaičiuoti PVM dydį. Multisandėliai leidžia jums vaizduoti, kuriuose sandėliuose jūs turite prekes. Sistemoje galite sukurti sandėlius, nurodyti, kuriuose sandėliuose kokie prekių likučiai yra, o vartotojas galės matyti, kuriuose sandėliuose yra prekes ir tokiu būdu jis žinos, kad tarkime šiuo atveju Vilnių ir Molėtus aš galiu važiuoti, nes ten ta prekė yra, o į Lentvario parduotuvę nevažiuosiu, nes matau, kad ten tos prekės fiziškai nėra. Tad tokiu būdu jūs galite reklamuoti ir savo verslo dydį ir tuo pačiu nuteikti vartotoją, kur jam apsilankyti, jeigu jis nori būtinai fiziškai įsigyti tą prekę. Papildoma kainyno nuolaida leidžia jums, jūsų pirkėjams, turėti skirtingą kainodarą. Čia labiau netgi gal kalba apie didmeną, apie B2B prekybą, kad tam tikram pirkėjui jūs galite priskirti B kainoraštį. Bet per B kainoraštį jūs norite jam priskirti dar papildomą 7,5% nuolaidą, jeigu jis perka pas jūs elektroninėje parduotuvėje. Tad visą asortimento kainodarą jūs tiesiog jam dar nuleidžiate, padarote labiau jam prieinamą. Taip pat, jeigu jūs užsiimate didmeninę prekybą ir perka verslai, tai labai tikėtina jums norisi jiems rodyti prekes be PVM. Dažnu atveju būtent taip ir skaičiuoja verslai, tad galėsite vartotojams nurodyti ir kad rodyti kainas prekybai jiems be PVM. Prekybai į užsienį jūs galite turėti prekių dovanų formatą tinkantį eBay sistemai. tą failą mes atnaujiname, tad likučiai, kainas ir kita prekės informacija gali būti automatiškai pateikiama. Taip pat yra ir papildomi prekių eksporto nustatymai, kad tai gali būti prekės neeksportuojamas į tam tikrus portalus, kainų palyginimo portalus ar eBay sistemą pagal kategoriją arba prekės lygyje. Ir taip pat, jeigu jūs žinote, kad dažnai siunčiate prekes iš skirtingų sandėlių ir sistema mato, kad iš vieno sandėlio neįmanoma sukomplektuoti prekes, perkamos prekes iš skirtingų sandėlių, tai galima pristatymo kainą padauginti iš kiek sandėlių susikomplektuoja kliento užsakymas. Tarkime, vienas likutis yra Vilniuje, vienas Lentvaryje, klientas perka 2 prekes, kur atitinkamai jis negali būti sukomplektuotas iš vieno sandėlio, todėl pristatymas, kuris įprastai kainuotų, tarkime, 3 eurus, klientui pirkimo metu bus pasiūlytas už 6 eurus, nes sistema mato, kad reikia iš 2 sandėlių pateikti jam prekes. Dažnai tai yra netaikoma vardan kliento, tačiau yra tam tikros scenarijų, kai iš tiekėjo arba iš jūsų sandėlių reikia pritaikyti kitokią kainodarą. Ir kaip minėjau pačioje pradžioje, be abejo, pažiūrėkite ir savitarnoje, kokie yra papildomi modeliai, tikėtina rasite savo naudingų, įdomių dalykų, kurių nėra jūsų plane, o yra kitose planuose.